dauguma mūsų keliaujam į pajūrį, o pajūris mūsų lietuviškas ima ir iškviečia pokštą. Vietoj saulutės mums padovanoja lietutį, kurio aišku trūksta visoje Lietuvoje, bet tik tai ne prie jūros. Ir kągi tada daryti, ogi eiti ten, kur šilta ir drėgna ir gera. Taip yra kas? Pirtis. Su tavim ten kutina, daro kažką, glosto, šiurena, trina, vanoja, kažką daro, o tu guli ir relaksuoji. Turbūt pirtis kas yra, mes labai mažai sustojam ir savo skiriam laiko. Mes vaikam galim, vyrui galim, ten darbuotojam, ten skiriam mes to laiko, o save kažkaip užmirštam. Tai pirti yra vienas tas dalykas, kai gali savo skirti to laiko ir pabūti su savim, su savo mintim, o veltinė pirti, tai sakau, ten ir tų minčių gali nebelikti, tai pailsėti. Lengvo vėjelio. Gero. Geros nuotaikos. Sako, mes jau tiek matėm per tas 2 dienas, sako, ir ką jūs dar mums parodysit, kaip jūs dar mumis nustebinsit, nes jie visiškai nustebę ten šokę buvo, kiek galima daug irgi pirty nuveikti ir visiškai kitaip. Ir Rimantas pasakojo šiek tiek, kad 3 pirtis, kiekvienoje pirty skirtinga programa, ta prasme visiškai skirtinga. Tai manau, kad tokiems kaip norvegams, kur jie ką daro? Ką norvegas daro pirtyje? Pas juos iš tikrųjų, kai teko lankytis pirty, pas juos yra saunos pirtinimas kultūra. Tasme, aš konkrečiai kur buvau, tai pas juos yra laiptuota pirtis, saunos tipo, yra atviro tipo krosnis, kūrenam malkam pirtis, nežinau, ten kur aš buvau, tai buvo fjorde ant vandens, tai pirmas įspūdis įėjus į pirtį buvo laukia vėjota, jį visą linguoja, taip, ir tu esi, kaip laive, ir jį linguoja, ir aš galvoju, kaip čia reikės dabar pirti. Jo, tai turbūt pirtim susirgau ir užsikrečiau nuo 17 metų. Tai buvo tokia istorija, kad Robertas Gruzinskas atvažiavo pas mane į svečius, pravedė pirtį ir nuo tada aš supratau, kad niekada gyvenime nebuvau pirty. Tai nuo to po truputį pradėjau domėtis ir pirties menų mokytis, dalyvauti varžytuvėse, rengti renginius ir susibūrę bendraminčių komandą mes sėkmingai galėjome tai įgyvendinti ir skleisti tą pirties žinią. Klaipėdos krašte ne tik tai pirtininkų daug, bet ir uodų. Jo, jau tikrai čia užtenka. Mano patirty jauniausias pirtininkas buvo 6 mėnesių, o seniausias 92 metų. 6 mėnesių? Jo, 6 mėnesių kūdikis pas mane buvo pirtyje. Atnešė tėvai, taip išdrįso. Dar maitinimas ir, ta prasme, tai buvo labai įspūdingai. O kaip tas 92 metų moteris vyras? Vyras dėdukas, jis senai lankantis pirty ir čia tokia gyvenimiškas anekdotas, kuriems aš daugiau pasakoju, kad jis po pirties buvo toks pakankamai nusiminęs. Aš buvau labai sunerimęs, kad kažką padariau negerai ir klausiau, kas yra netvarkoj. Sako, aš po tiek daug metų supratau, kad tikroji pirty taip ir neteko būti iki šio vakaro. Tai buvo turbūt didžiausias mano ir turbūt maloniausias vertinimas šiuo atveju. Vaidas. Pajūrio krašto pirtininkas, Gargždų pirtininkas ir dar asmeninės šeimos pirties pirtininkas. Taip. Kaip visur spėja Vaidas? Spėja,
kai didelis hobis ar didelis pomėgis, tai visur gali suspėti. Vaidai, papasakok apie savo pirtį, tą, kur mažytė, sakė, asmeninė ir tik tai 2. 4. Ai, ir 4 galima. Jo, vis vienas dalykas, aš pats, kadangi vedu individualiai. Kiekvieną žmogų noriu pavanoti, kiekvieną noriu pamasažuoti, pašveisti, parodyti, pirti ne taip, kaip seniau vesdavau grupinės programas, išvažiuodavau ten 10-12 žmonių grupiai. Bet jutau, kad visos savęs neatiduodu. Tai nusprendžiau palikti tas didesnės pirtis kitiem pirtininkam, o pas savis nuosavą pirtelį pasikviesti būtent norinčius individualiai. Taigi, tie, kas atvažiuos prie jūros ir netyčia pasitaikys blogas oras, tai visiškai drąsiai skambinat Vaidui. Ir Vaidas jums padarys ir saulę, ir šilumą, ir malonumą, ir išlepins iki pat nuo kojų galiukų, iki pat ausų viršūnėlių. Taip, kad kontaktus rasite apačioj. Aleksandras. Aleksandras, kuris turi pirtį pavadinimu? Dėduko pirtelė. Kodėl dėduko? O todėl, kad tenais yra toks dėdukas ant durų, einant į pirtį, yra duris padarytas savo rankom ir tenais yra išdegintas dėdukas. Ir dėl to dėduko pirtis? Taip, dėduko pirtis. O tokia linksma, nežinau, čia buvau paleidęs per savo grupę pirtininkų, visi galvojom tą pavadinimą. Ir draugiškai sugalvojot? Ir draugiškai, jo, dėduko pirtis, o tokia, nežinau, aišku, jinai nėra patvirtinta, bet kol kas aš taip vadinu. Ir Aleksandras yra dėduko pirties savininkas Taip, ir pirtininkas. Pirtininkas. Savo pirtį aš dirbu pats, ateinu į pagalbą ir didelės pirtės dirbu, jeigu su dideliu kolektyvu, tai yra ir grupiniai vanojimai procedūros, ir individualus, bet labiausiai patinka pas save pirti individualus. Audronė atvažiavo iš Kretingos ir ji taip pat veda pirtis. Taip, vedu pirtis Klaipėdos krašte apie Kretingą, draugam, pažįstamiem ir dirbu Spalio vandoje Kretingoje. O kadangi esu mokytoja, buvau mokytoja ir mokykloje daug triukšmo, daug streso, o ten buvo toks atsipalaidavimo, relakso, iš vis dingimo iš tos atmosferos kitokios, tai man labai tai patiko. Tai va, užkabino mane tai. Ir mes su kolegiam, su mokytojom dažniausiai važiuodam ten. Tai va tokia įprastinė, daugiau ten tokia va atsipalaidavimo. Nes labiau esu gal va tos emocinės sveikatos specialistė, kuri padeda žmonėm su emocijom susitvarkyti. Tai va ten vienas iš tų būdų, kaip galima tą padaryti.